Sveiki visi, tai jau padariau video pristatymą ir šį kartą noriu papasakoti apie Jeep Grand Cherokee automobilį. Ne vieną 10 jų esame paleidę, bet kalba aišku eina apie senesnius modelius. Šį kartą sėdim už vairo su kolega ir testuojam po Landi Renzo dujinės įrangos montavimo, reiškia automobilį Jeep Grand Cherokee, kuris yra 2023 metų viduriuko antros pusės. Nuvažiavęs kiek daugiau nei 1000 mylių iš esmės, tai tikrai pakankamai šviežias automobilis ir važiuojam su kokybiška Landi Renzo dujinė įranga. Tai Landi Renzo dujinės įrangos testavimas, kaip visada, susideda iš kelių etapų, tai yra padaromas važiavimas tiek mieste, tiek už miesto ribų, kadangi dabar jau grįžinėjom link dirbtuvių, tai norėjom parodyti, pademonstruoti ir paaiškinti. Tai šiam automobiliui, tarp kitko, tai yra taipogi 6 cilindrų, 3.6 Pentastar varikliukas, labai panašus į ir senesnių modelių, kurie yra nuo 2016 metų, tiek Jeep Grand Cherokee, tiek Dodge Durango automobiliai. Tai įranga yra montuojama lygiai tokia pati, yra montuojamas Landi Renzo Evo OBD dujinės įrangos komplektas. Tik tai tiek, kad pats variklis, kaip minėjau, yra kitoks ir tam tikrų niuansų jisai tikrai turi. Tai jeigu Jeep Grand Cherokee nuo 2016 gale turi balioną 80 litrų, čia galima norint sumontuoti ir visą 100 litrų balioną. Čia taip ir padarėm, tarp kitko, tai yra didžiausio diametro ir didžiausio įmanomo aukščio balionas, 720 ant 300, kokybiškas Bormech, pildymas prie benzino užpilimo, o priekis Landi Renzo sistema. Truputį yra iššūkių su kuro slėgiu ir jo emuliavimu dujomis, tai ne visi jau, kaip sakyti, nuo 2016 metų sugeba tinkamai tą sistemą sumontuoti ir sukalibruoti, tikrai ne visos dirbtuvės ir su ne visom įrangom. Tai čia dar papildomas galvos skausmas įsivelia ir kuro slėgio daviklis, kurio prieš tai modeliai neturėjo ir su juo nereikėjo nieko daryti, nes dabar jisai važiuojant dujomis, jisai išmeta klaidą, kad yra neteisingas benzino kuro slėgis, kurį reikia simuliuoti tam, kad tų problemų ir degančių check engine klaidų skidelį nematytų. Reikia ir paminėti ir tai, kad 23 metų automobilis, naujas automobilis, jisai turi ir koduotą SGV protokolą, tai tikrai ne kiekvieno diagnostiniai prietaisai sugebės netgi tą klaidą ir pasižiūrėti, ar jo labiau ją užgesinti ir ištrinti. Visai neseniai, pusmetis atgal, dar ir pati atstovybė sunkiai tą gebėjo padaryti, tai tikrai tą SGV licenciją ne visi turi, ne visi tai investuoja. Tai tą turėkite omeny, nes tam tikrų iššūkių yra. O jeigu kažką panašaus planuosit įsigyti ir visgi norėsit 23 metų šviežaus automobiliuko Jeep Grand Cherokee, yra netgi ir prailgintojo versija, tai tikrai turėkite omeny, kad servise 007 tą įrangą galima kokybiškai, tinkamai ir be problemų važiuojančią susimontuoti. Taip kad jeigu norėsit, tikrai kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.